sutikti, palydėti senų metų, sutikti naujai užgimstančios saulės. Metas tikrai yra nepaprastas, bet mes atsiprašom, kad jis tikrai netelpa, tikrai pasirodo per mažai. Net nežinau, reikės gal kurią sieną griauti, kad būtume visi norintys. Tikrai džiugu, iš vienos pusės, o iš kitos pusės verčia galvoti, kad poreikis yra, kad mūsų šventės tikrai tos, kurios reikalingos žmonėm, kad mes visi norime grįžti prie savo senųjų ištakų, prie savo senovinių gražių papročių, prie gražių dainų, ką mes ir bandome daryti, o jūs kartu su mumis čia dalyvaudami. Tas stebuklingas tamsus metų laikas visus nuteikia apmąstymam, nuteikia prisiminimam, būti geresniam, užmiršti blogį, apsivalyti. Ir šitos dainos šiandien jums tikrai padės įsivaukti ir laukti to stebuklo, tos truputį, kada saulytė sustojo akimirkai danguje ir labai jau greitai pradės jinai kilti vis aukštyn. Ir tas laukimas, dėmesys, aš manau, kiekvieno mūsų širdyse. O mes pabandysime priminti jums, o ką veikdavo mūsų senoliai, tais tamsiais vakarais, prieš daugelį šimtų metų, nes dainos yra atėjusios iš gilios senovės. Ir šitos dainos, jeigu jūs atidžiai klausysite jas ir bandysite tarp eilučių dar atspėti, o kasgi tam dar tarp eilučių norėtų pasakyti, tai jūs tikrai suprasite visą senąjį gyvenimo būdą, visą senąjį mąstymą, kuris buvo visiškai neatskiriamas nuo gamtos. Mūsų protėviai tiesiog darbus dirbo, dainas dainavo, pagal saulutės ratą danguje, pagal gamtos virsmą, pagal pokyčius gamtoje. Taigi va šį vakarą mes ir bandysime jums tą priminti, tą parodyti, o kad laikas buvo tikrai nepaprastas, tikrai stebuklingas, kad buvo labai daug būdų, labai daug spėjimų ir apie ateitį, ir apie orus, ir apie būsimą derlių. Tai aš manau, kad visą tai po truputėlį, po gabalėlį bandysime pasakyti. O tą trumpiausią naktį jūs patys išeisite, turbūt ir gyvulėlį pasiklausyti, kad dar turite, kaip jie kalba žmogaus balsu, ir šaltinio vandens paragausite, kuris tik akimirkai virsta vynu, ir obelėlės paklausysite, kad didesnis derlius būtų, ir bitutes pašnekinsite, ir daug gražių darbų padarysite, gal ką nors iš čia išgirsite ir sužinosite, ir verta bus padaryti. Su mumis kartu visą laiką yra, ypač tose kalendorinėse šventėse, mūsų išėjusieji anapilį, jie tarsi vienodai kartu su mumim, kartu čia, kartu šiandien, ir jūs kūčių vakarą padėsite lėkštutę ant stalo tuščią ir maistą paliksite nakčiai, kad vėlelis atėjusios pavalgytų. Čia irgi labai prosenovinis paprotys, atėjęs iš seniausių laikų. Jūs tą darote visi, gal mūsų tėveliai darė, protėviai darė, ir nesusimąsto, iš kurgi tas paprotys, tai yra visi nepaprastai seni papročiai, mūsų lietuviški papročiai, lietuviškos tradicijos, iki krikščioniškos tradicijos, tik šiandien persipynusios ir kartais sunku atskirti tampa jums. Visą programą šiandien jums padės atlikti du labai puikūs kolektyvai. Vieną kolektyvą jūs jau matote, ką tik prisistatė su gražia daina, su lyginiu jaunimo pulku, Apeigų folkloro grupė Kūlgrinda, vadovė Inija Grikūninė su šito gražiu dubeniu priekyje atsistojusi. Toj antrą paskui, kai pasitrauksim, o ką jie čia turi? Jie turi apeiginę kūčią. Tai yra taip pat tradicinis valgys paprotys, kad mes visi kartu pavalgę iš vieno dubenio. Kūčios tarsi apsijungsime, tarsi viena graži šeima, tarsi viena bendruomenė. Ir tik tai galim, kad visa tauta mūsų tokia būtų vieninga ir graži, kaip mes čia šį vakarą. Taigi pabandykime tą kūčią kaip padalinti ar leisti, pagalvokime, kaip tą darysime. Ir tada Kūlgrinda truputį daro pertraukėlę, net nežinau, kur jiem atsisėsti, jie net neturi kur sudurti. Jo, taip. Nes reikia parodyti dar vieną kolektyvą, kuris už nugaros. Tai tą ir darome. Taip, kviečiu visus vaišintis šitą kūčią maišė Lietuvos skrydis jaunius. Jis įdėjo
dalijo savo dvasią, savo šilumą ir savo meilę. Ir šiandien nori pasidalinti ir giesmėm, ir dainom, ir senovinę muziką. Kviečiu, matau čia žmogų. Ir dabar čia keliaus ratu. Tai yra ratu, vienai yra paskui kitai net, o atkeliaus visur, kol visi paragaus, ir tuo laiku jūs klausysitės muzikos. O dabar mes padėkime truputį reikia šviesos dar vieną šviesą. Ne tą. Ką? Yeah.
ich bin